Kodėl Ignalinos atominė elektrinė pasirinko naują prekės ženklą Altra? Interviu su direktoriumi Linu Baužiu. 2025 artėja prie pabaigos ir tradiciškai mūsų redakcija susitiko su Ignalinos atominės elektrinės vadovu aptarti aktualių regiono gyventojams klausimų. Primename, kad nuo 2023 m. spalio Ignalinos atominiai elektriniai vadovauja Linas Baužys, pakeitęs ankstesnį direktorių Audrių Kamėną, kuris įmonėje vadovavo nuo 2018 m. Šiais metais įmonė paskelbė apie savo naują pavadinimą – prekės ženklą Altra, kuriuo siekiama atspindėti šiuolaikinį veiklos pozicionavimą ir ilgalaikės objekto perspektyvas. Kadangi tai yra mūsų pirmasis didesnis pokalbis su Ignalinos atominės elektrinės vadovu, pradėjome būtent nuo klausimo apie naująjį prekės ženklą. Pasak Lino Baužio, sprendimas sukurti naują prekės ženklą nebuvo spontaniškas. Jis tapo kelių svarbių veiksnių rezultatu. Visų pirma, direktoriaus teigimu jau seniai buvo pribrendęs poreikis tiksliai įvardyti įmonės teritorinį pozicionavimą. Visi suprantam, kad Ignalinos atominė elektrinė, kaip visi suprantam, pirmiausia, čia yra ne Ignalina, tai yra Visagino savivaldybė ir čia turbūt Visaginų irgi reikia duoti pagaliau, o ne Ignalino turbūt pozicionuoti. Suprantam, kad mes jau nebesame. Antra, pasak direktoriaus, svarbu atsižvelgti į tai, kad įmonė jau seniai nebegamina elektros energijos. Suprantam, kad mes jau nebesame elektrinė, elektros nebegaminame. Ir tas toks tarytum, kaip čia su pasibaigusia galiojimo data. Vienu iš paskatinimų pokyčiams tapo šventinis vakaras, skirtas Visagino 50-mečiui paminėti. Vienas iš kalbėtojų paminėjo, jau uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. Kaip pažymi Baužys, tai aiškiai parodė suvokimo problemą. Neuždaryta, čia dirba 1500 žmonių, jie važiuoja kasdienį darbą, jie turi matyti ateities horizontus. Tai pirmiausia, Ignalinos atominės elektrinės. Tuo pat metu direktorius pabrėžė, kad įmonės juridinis pavadinimas nesikeičia. Kaip buvo ūkio subjektas, jis taip ir lieka po to pačiu pavadinimu. Ignalinos atominė elektrinė, mes sakom, tai yra tas objektas, kurio eksploataciją mes nutraukiam, o pakeičiam pavadinimą, įdedam Altra, prekės ženklą, kitaip tariant, veiklą ir apie ateitį. Ateitis, kurį mes statom atliekynus, kuriuos eksploatuosim net ne vieną šimtmetį ir daugiau. Mums reikalinga pritraukinėti ir naujus žmonės, ypatingai, kai kalbam apie žmonės, kviečiant, kad atvyktų čia dirbti, ar tie patys iš šito regiono, tai ką ten jau, ta elektrinė uždaryta, ką ten veikti. Tai mes ir sakom, kad įmonė turi viziją iki 2100 metų, kai kurios veiklos net ir 22 amžių persikelia. Tada turim tikrai sukaupę unikalių patirčių, kurias mes galėtumėm, ką daro Slovakai, ką kitos šalis, nutraukdami atominio elektrinio eksploataciją, pardavinėti žinias. Ir čia atsiranda tarytum naujas kvėpavimas, net ir tas pavadinimas Altra yra pagrindinis žodis alter, kur yra keisti, atnaujinti, perkrauti ir turėti ateitį. Tai čia vienas iš esminių dalykų, tiek mūsų patiems žmonėms, kai kalbam apie ateitį ir sakom, mes neužsidarom. Mes turim galimybės ir kryptis, tai matosi, kad žmonių net akis prasiveria. Ir kitas yra tikrai labai svarbus dalykas, pritraukiant naujus žmonės, kad atvyktų į įmonę, kuri turi savo ateitį, o ne kalba apie praeitį. Taip pat pasiteiravome, ar planuojama įmonės struktūros pokyčiai. Pavyzdžiui, valstybinės įmonės pertvarkymas į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę. Linas Baužys paaiškino, kad tokia galimybė iš tiesų buvo svarstyta. Prieš 2 metus tikrai buvo rengiami dokumentai, įmonės pervertinimas buvo atliekamas, buvo dokumentai nešami ir į parlamentą, ir į Seimą patvirtinti. Tai prieš 2 metus, beveik jau prieš 2 metus sprendimas buvo, kad nekeisti įmonės statuso. Tai prie įmonės statuso keitimo ar iš VI į UAB ar AB šiuo metu mes nekalbam ir matomai, kad ir nekalbėsim apie tai. Tai kaip buvo valstybinė įmonė, kaip ūkio subjektas valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė, taip jinai ir liks. Tai mes šitoje vietoje nieko nekeisim, o čia labiau yra Altra susijusi su pozicionavimu, su veikla. Pokalbio tęsinį žiūrėkite mūsų kitoje laidoje.
Visaginas šį savaitgalį tapo tikra sporto, draugystės ir vienybės sostinė. Lapkričio 22 dieną Visagino sporto ir rekreacijos centre vyko tradicinės žaidynės Visagalio taurė, skirtos Visagino neįgaliųjų sporto klubo 18 gimtadieniui paminėti. Gimtadienis atšvęstas garsiai, ryškiai ir sportiškai. Šiais metais žaidynės subūrė rekordinį dalyvių skaičių – daugiau kaip 70 žmonių. O kartu su Visagalio klubo nariais ir savanoriais susidarė didelė, draugiška ir labai energinga kompanija. Dalyvių geografija kalba pati už save. Į Visaginą atvyko komandos iš Ignalinos, Utenos, Zarasų, Rokiškio, Kauno, Alytaus, taip pat 2 komandos iš Daugpilio. Visaginą atstovavo Visagalis, Visagino viltis ir Visagino neįgaliųjų draugija. Visa tai dar kartą įrodė – sportas neturi ribų ir vienija žmonės. Dalyvių laukia įvairios ir įtraukiančios rungtys – baudų mėtymas, tikslumo ir susikaupimo išbandymas krepšinyje, smiginis, taiklumo ir ramaus apskaičiavimo dvikova, nauja ir neįprasta estafetė kopėtėlės, vikrumo, koordinacijos ir greičio testas, parolimpinės rungtys, pneumatinis šaudymas, reikalaujantis maksimalaus susitelkimo ir tvirtos rankos. Taip pat azartiškiausia ir emocingiausia varžybų dalis – bočia – taktinis taiklumo žaidimas, kuriame svarbi kiekviena trajektorija ir kiekvienas centimetras. Bočios turnyre dalyvavo 9 komandos ir kiekviena jų sužaidė po 8 įtemptus žaidimus. Kova tęsėsi iki pat vakaro, o galutinės prizinės vietas skyrė vos keli taškai. Atskiri sveikinimai Bočios paralimpinės grupės nugalėtojams. 1 vietą užėmė Mindaugas Mileris, 2 Ilja Pulenko. Jų rezultatai – tikras dvasios stiprybės ir atkaklumo pavyzdys. Žaidynės vyko šiltoje, draugiškoje ir labai įkvepiančioje atmosferoje. Organizatoriai dėkoja Visagino savivaldybės vadovybei ir tarybos nariams už parodytą dėmesį. Merui Erlandui Galaguzui, vicemeriai Aleksandrai Grigieniai, administracijos direktoriui Virginijui Andriui Bukauskui, taip pat tarybos nariams Iljai Petrovui ir Sergejui Kotovui. Sergejus Kotovas jau tapo garbės savanoriu Visagalio klube ir tradiciškai kasmet teisėjauja baudų mėtymo rungtyje, atstovaudamas Visagino krepšinio mokyklai. Visagalis dėkojo ir tą pačią dieną savo gimtadienį šventusiam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Toks sutapimas tarytum kūrė nematomą, bet tvirtą ryšį, pabrėžiantį ypatingą bendrystę ir palaikymą, kuris vienija su Visagaliu daugelį metų. Organizatoriai išreiškė nuoširdžią padėką savanoriams, be kurių tokio masto renginio surengti būtų buvę neįmanoma. Jų pagalba, atsakomybė ir nuoširdus įsitraukimas užtikrino, kad šventė būtų organizuota jauki ir patogi tiek dalyviams, tiek svečiams. Visagalio komanda dėkoja visiems, kurie prisidėjo, dalyvavo, palaikė, padėjo teisėjauti ir kūrė gerą nuotaiką visos dienos metu. Renginio pabaigoje svečių ir sportininkų laukia vaišės, tarp jų ir pica, kuri tapo maloniu ir jaukiu intensyvios sporto dienos akordu. Renginys iš dalies finansuotas pagal Visagino savivaldybės projektą tradiciniai, tarptautiniai, regioniniai ir respublikiniai Visagino savivaldybės sporto renginiai Visagalis, jėga ir draugystė. Visagalis tai daugiau nei sportas, tai jėga, palaikymas ir draugystė, kuris su kiekvienais metais tik stiprėja.